stulpus visus jau sudėjau. Dabar dar čia yra išvažinėtas gilios proveržos su traktorium. Tai pasiėmiau drapoką, bandysim minkštinti žemę, čia kažkiek pralyginti, kadangi čia irgi čia dar tvora bus, čia bus kaip ir takas, reikia gražiai išsilyginti. Uždedant šitų vartų tinklą. Na, va, šiandien netaip ištampiau jau tinklą per visą. Įleidau jau genėtoje. Dabar dar vartų tvirtinimą čia padarau ir kaip ir bus aplinkui kalną viskas pabaigta. Čia iš kampo žiūrint, čia irgi eis tvora, čia bus toks kaip tunelis, po kurį praeis vienoje pusėje matysim stručius. Ožkas ir vištas, o į kitą pusę bus vandens paukščiai. Taip atrodo aplinkui kalną. Apsidėjo irgi tinklas. Žaliapijos pajungtos, kad atgenėtų biškį. Irgi stačiau stulpus. Čia visur įtempinėjau tinklą. Kaip tik vėtra buvo, tai vos ant galvos neprasileidau šito medžio. Irgi jau tiesiog nulūžo, vidurys visas išpūvęs. Ir visi čia medžiai lygiai tokie pat. Visas brūkštynus. Medžio vidurys toks. Visas išpūvęs. Va, medis didžiausias nulūžo. Čia tiek 2-3 metrai. Visai šalimais manęs nukrito. Daug čia tų medžių prilūžusi. Čia irgi iš vieno kamieno 7 medžiai auga. Matys kažkiek labai daug. Vieno kamienį su labai daug išaugus. Taip ir atrodo. Na va, nusipirkom ir afrikinių stručių kiaušinių. Tai čia va yra afrikinių. Čia yra nandų. Čia yra vištinis. Galit maždaug įsivaizduoti dydžių skirtumą. Nusipirkau 7. Bandysim perinti, žiūrėsim kas išeis. Padariau preliminarią tilto konstrukciją. Čia greita maždaug išsimatavimui. Nuolydis nėra labai baisus, tai turėčiau neslidinėti nei nieko lipant. Kažkas panašaus turbūt ir bus. Bandysiu padaryti iš metalo. Kažkaip taip. Aišku, bus ir turėklai, bus viskas, bet čia dabar pagrindinė apatinė konstrukcija, o jau toliau viskas į viršų lipdys. Na, ribos sužymėtos, sukalti stulpeliai mediniai. Iš karto gražuosi ir statau stulpus jau tai išdygo. Čia irgi praklikavau, išlyginau, nes čia bus kaip ir takas. Į šitą pusę taip pat sudėjau jau stulpelius. Pilnai ir šitoj pusėje, dar irgi atsižymėjau, kur visi kiti stulpeliai eis. Čia jau irgi susigręžiau. Čia dar pilnai nesustačiau. Čia pabaigti. Čia dar tik tai skylės išgręžtas, sumečiau, čia bus vartai. Įvažiavimas į pusiasalį. Dar irgi tik tai sudėjau į skylės, reikės subetonuoti. Visus šituos dedu su žvyru, iškasu skylę, įmetu stulpą ir pilu su žvyru. Kadangi čia tų medžių pilna yra, kadangi yra ir upelis, tai negalima jų čia nei pjauti, nei nieko, bet 100% jie čia visi luš. Kris ir šakos ir viskas, tai kad būtų lengva ištraukti stulpus, keisti tinklą, tai kad būtų galima greitai išardyti ir greitai susitvarkyti. Čia bet kokiu atveju ir nulenks tos stulpus ir tinklas sudraskys, šakas didžiausias, medžiai beveik visi supūvę, kurie šalia upelio.
taip ir atrodo, čia viskas pabaigta, bus galima tinklą dėti, tenais irgi bus varteliai ten, kur tiltas yra, upelis visiškai išdžiūvęs. Apsivalėm irgi šiandien gan smarkiai, kūnas prikrytęs šakų. Taip upelis atrodo, medžiai visi krenta, viskas. Pilnai užsikimšę. Toliau matant irgi jo, medžiai visur privirtę, prigriuvę, visų šaknis plaunama. Kadangi jos plaunamas, visų medžių viduriai yra išpūvę. Čia tarkim irgi yra, ateisiu į kitą vietą parodžiu. Čia sutvarkiau pagaliau tą nulūžusį, čia irgi buvo nulūžęs. Tai va, čia va irgi jau viršūnė nebėra, tai likę va tokie stagarai, tai irgi reikės nupjauti. Pastoviai drasko man tinklus vis ištampo. Nupirkau specialius šepečius, specialius kasimaisi. Nespėjau sudėti. Sakau, dar aukščius pareguliuosiu kažką, bet žiūriu, kad labai gerai jam čia sekasi. Oži visiškai visus tinklus baigia ištampyti. Įsiremia ir eina. Va dabar gal nustos man griauti viską. Bus jų vieta. Ir galvą pasikasyti. Ir ragus. Ir šonus. 3 stulpai, 2 šepečius sudėjau. Matysim, dar čia reikia pareguliuoti kažką, ar ne. Ant greito sumečiau. Veikia. Visi stulpai jau sustatyti pilnumoj. Dabar jau tinklą pabiškį tampau. Šitie vartai susidės iki galo tada, kai jau tiltas bus, tai čia priekį paliksiu dar net nepritvirtinta. Čia šitas tuneliukas, kuris kaip ir minėjau bus. O taip tunelis. Čia bus stručiai, čia vieni stručiai, ten kiti. Žąsis keliaus čia į tą pusęsalį. O taip ir atrodo. Tiltų statybos bus. Kaip minėjau, vartus vėliau padarysiu. Iki galo. Tai va, kadangi toks reljefas, tai tinklas visas toks išsipūtęs. Bet jau išmokau kaip jį sutampyti. Kad gerai atrodytų ir būtų įsitempęs, tai dar reikės ištampyti, nes apačios grinai gaunasi pilnai įsitempusios, o pats viršus gaunasi toksai palaidas, dėl to, kad reljefas toksai vietom viršus įsitempęs, vietom apačiai įsitempus ir atvirkščiai kitos galvos. Tai va, čia taip atrodo link galo, ir minėjau, čia tikrai dar išsitempęs pilnumoje. O čia va subetonuoti vartai, pro kuriuos įvažiuosim į šitą pusęsalį. Vartai irgi dar džiūna, iki betonavau. Tinklas irgi iki jų atitemptas, čia irgi tinklas atitemptas. Po biškį jau galėsite salą keliauti, gyvūnėlį, vandens paukščiai. Labai didelės sausros, čia niekados realiai nelyja. Tiek pats upelis išdžiūvęs, tiek šita ištaka išdžiūvus visa. Tai nežinau, kiek jam dar čia džiaugsmo bus, bet jau ruduo, gal prasidės lietus, atsiras vėl vandens. Tai vandens paukščiam pasitešken bus pats tas. Tai va, tai visa ta teritorija atrodo. Irgi dar neužbaigtas projektas. Įrankis vagiam, aišku. Gerai, nereikia, baik. Baik. Tai va, dedu dar lentutės. Tai per visą dar 3 eilės bus. Tada jau toliau tenai darysiu. Kaip ir minėjau prieš tai. Tik tai dabar daėjau iki to. Kadangi visi kiti darbai buvo, ten žąsys. Jau pagaliau apšienavo kaip reikalas visą teritoriją. Gyvena laimingas.
vartai rėmėlėm. Dabar dar ir lentas kersai įsidėti ten visų. Šita pusė bus kaip ir paruošta. Kadangi Afrika turėtų rystis. Nežinau kaip gausis, kol kas iš 7-5 kiaušiniai. Tai pradedu ruošti, nes jau po to nebeįveisiu, kaip čia Afrikai leisiu. Nes visgi buvo pirmutinis planas, tai tokio ir laikausi, kad čia gyvens Afrika. Kadangi čia stulpai patys tvirčiausi dėti ir subetonuoti. O tenai, kur dabar žąsis, ten va šitie visi, nandai ir remukai. Taip pat va vartus nusidažiau jau. Plius minusus ir išsitampiau jau tinklą patį. Dar lingalų tik čia nedariau, nes kadangi čia tiltą dėsiu, reikės traktoriam turbūt į ten nutempt, nes bus gan sunkus, tai dar nieko čia nei betonuoju, nei dedu. Kuo daugiau vietos, kuo lengviau įvažiuoti, išvažiuoti. Tinklas ištapytas, kiek pavyko. Čia vartai. Vartai į salą įvažiuoti, į pusiasalį. Kaip matot, čia tikrai ne sala, nes čia nėra vandens aplinkui. Čia yra ištaka iš ten bėgančių laukų. Čia jį pasibaigia. Ten upelis. Upelio irgi palikau. Nežinau, sunku pasakyti, vietam 5-6 metrai nuo pačio vandens. Nuo pačio upelio. Va čia reikės su traktorium atvažiuoti ar ką. Vartai 3 metrų pločio. Šiek tiek daugiau nei 3. Dar čia užraktą padarau. Ir viskas bus geras patekimas į salą. Reikės nusivežti ką nors. Dažniausiai vaikščiosim per tiltą ir per anuos vartelius. Bet čia jau grinai, kadangi per tiltus traktorių nepravažiuosim, bus naudojami šitie. Dar kaip tik planuoju po truputį jau ir namelio statybą viduje. Tai dar šiemet reikės irgi pasidaryti, kad jau žiemot galėtų jie visi čia vidui. Įvežiau 2 maišus pjuveną. Reikės tvartą ant žiemos primest. Turim kažkokių naujobiškų bakterijų, kurios naikins visą tą šuduką susikaupusi. Pagal viską nebereikia ir po to valyti. Kadangi vištos kasinėjasi, vis pakelia iš naujo visą tą reikalą. Taip maišasi ir ten vyksta cheminės reakcijas. Tai va, dar atsivežiau lentų daug. Visiškai visokių ir paprastos lentos, ir bruseliai. Tai bus tiek čia. Darysiu garažiuką miniatiūrinį, įsivaryti žaliapėvėm ir priekabėlėm mažom prie žaliapėvių ant žiemos, kad nepūtų. Va čia visą medieną ir tada ten pusiasalį irgi nameliai pasistatyti. Visą medieną kaip ir suruoštą. Dar gal kažkiek reikės dar supirkti, bet jau pagrindą visą supirkau. Ja, bus gal statybos. Ką dabar betonuoti polius ir pradėti statyti. Gardelį vėl atšviežinti, pripylėm pjuvenų. Vyšnius jau einam miegot. Pripylėm tos ale chemiją. Tai dabar turėtų kažkaip tai veikti. Na ir dar vėl prisipirkau putaliukų. Kadangi patelė neišgyveno, nežinau dėl ko. Gal amžius jau buvo. Gal tokių pat skuodais. Dar tokių labai įdomių. Nefokusuoja Hansoną. Irgi su skiauterytėm žvinuotas, aš čia skaitas. Pasirodys kažkiek pabūtų. Prie kaklų mėlynos beveik. Labai gražios. Čia kinietiškos. Mažytės ir vienas patinėlis likęs iš Kalifornijos. Taip pat dar mandarininių antyčių. Labai gražios. Bando išeit, bijo, bet
Ką tik parsivežiau. Dar gan baikščias. Nu, laikas jau perdėti kiaušinius. Bandau šviesti ir žiūrėti. Kol kas nieko nesimato. Pasižymėsiu, kur reikia skylutę daryti. Paskutinę dieną. Dabar matosi jau ir snapelis kaip juda. Švieti kiaušinį. Šitą gali